mergaitė mano, tu vis man. Ačiū. Profesionalas, taigi kaup. Ačiū. Ačiū. Aš tai noriu paklausti. Prašom. Aš tai noriu paklausti. Sakykit, kaip jums atrodo, kokių reikia savybių, kad žmogus eitų į Euroviziją? Artistiškumo ir pasitikėjimo savim. Ir viskas? O pavyzdžiui, klausa, balsas ir kiti, nu, tokie irgi tarsi būtini atributai, ar reikalingi? Tai viskas yra padaroma ir viskas yra išmokstam. Kaip yra mokomas ir kur dėstoma klausa? Muzikos mokykla. Baigęs? Mokėmės, bet žada Vilnių tai pratęsti. Keliese mokėtės? Mokėmės daug. Ašgi neskaičiau tada klasį, kiek ten tų snukių yra. Gerai, ačiū jums. Palaukit, gal Vilma turite? Pala, gal mūsų dar turėtų... Minėtai, aš tai iš vis su muzika nieko bendro neturiu ir pristatykit save 2 sakiniais. Kas jūs toks esat? Geras, linksmas žmogus. O muzika? Tai to viskas pasakyta ir muzikoje. O kuom tu įdomus publikai? Tai klauskit gerbėjai ir tie, kurie perka albumus, ne manęs. Net aš tavęs klausiu, kuom? Nežinau. Aišku, gerai, ačiū. Man buvo iš tikrųjų labai kažkaip nejauku dabar. Kiekvienas tik nejauku žmonės. Ir antra vertus, atsiboda tą patį. Internete pažiūrėti taip, bet ne per televiziją Lietuvos gal ką. Žmonės, baikite juoktis iš ligos, kažkieno tai, kažkokį, nežinau, kas tai yra. Nelaimės. Čia tikrai, čia yra, mes ne to čia susirinkome. Ne, čia yra, kaip ant delno Lietuva, padarė iš nelaimės žmogaus savo pramogą. Valio, pasijuokim maždaug jo, iš tokio jėga. Siaubas. Tai sakau, kitą kartą atveskit, sakau, be kojų žmogui, paliepkit jam čia šokti ir žvenkim visi. Tai bus tas pats, realiai. Lygiai tas pats. Tai bus tas pats, taip. Kas dar kitas atėjo? Bet bus juokinga, beje. Nu tai žiauriai bus atėjo juokinga. paskutinis mūsų vyrukas. Žiauriai bus juokinga. Prašom ten, kur juodas ženkliukas.